Tai ko jūs zeniai? Mes šiandien toliau sėjam. Mes randamės dabar gamtos apsuptyje, prie labai Lietuvoje žinomo kaimo Smaltiškiai. Ir esam čia su Rapydu ir Diaučiu. Tai va toks tandėjimas. Paukščiukai žiauri čiulb. Žiauri malonu ausim klausytis. Tikrai geriau negu miestant klausytis dizelių 2 litrinių. Tikrai malonesnis garsas. Pirmas dalykas, kurį pasidarysim, normos matavims, nes dabar įsipylėm naujų sėklų. Vis dar sėjai kviečius, paskutinis laukelis va šiandien kviečių, 22 hektars ir bus finito lakomedija su tais kviečius. Sekančios kultūros bus pupos ir grykė vėliau. Iš to selkui va galim pamatyti, va toks va kvetuks, jie yra apveltus nebe su Baits šį kartą, bet su bio versijo Grow ir Protect, abu sumaišytus. Tai va žiūrėsim tų performansų, galėsim palyginti su beitsuotais grūdais, kaip jie čia atrodys. Lovelį pasičiumpam, dar vienu pasičiumpam. Pastrigo, atiduok čia, atiduok tą lovį. O, priparkaca, ledovica. Noragėlis dar pasitaisom ant šitą maždaug. Toks niuansėlis yra, kad galbūt, kad yra apačioj beitsuotų grūdų irgi palikė, nes čia ant viršos užsipylė va šitų su bio versijom, iki man pritrūka sėklos. Tai va tiksliai nežinau, bet sužinoti yra tik vienas būdas. O koksgi tas būdas? Prasukt ratelį 14 kartų. Tai ką darai yra gerai, viski skola. Davai sukam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir 7, ir 8, ir 9, ir 10, ir 11, ir 12, ir 13, ir 14. Tai va toks rezultatėlis dabar. Viens kits beitsuots yra, matau akivaizdžiai viens kits beitsuots. O dabar žodžiu, pavezėsim, kučių primatavom. Turėčiau sėti normų 310 su maišėlį. Tokie nurodymai man buvo duotus iš aukštuomenės. Čia turim 2,80. Va tokie skaičiai. Tai per kiek man dabar padydyti? Aš galvoju, per vieną tai tikrai reikia prasukti čia nais. Gal net daugiau, gal ant kokių net 9 vat padaryti, sakyčiau. Žodžiu, panašiai tų normų atsimatau. Dabar tos 2 sėklos pradėjo maišytis ir ten durniuoji. Tai vieną kartą daugiau rodo, kitų mažiau. Tai prasisės čia ir tada dar kartų pasimatuosi. O dabar įsipilsim dar vienu maišo. Nes ten dar ir vietos nemažai. Turėtų tilpt dar vieną. Priparkuos tuoj tų maišelį. Nu gal kažkaip tilps. Šupelinizerį išsitraukiam. Op. Taip pat galą reiktų, iš tikrųjų. Jis toks biškai mažesnis maišas, man atrodo. Turėtų pereit. Oi, 300 mane erzin. Nu širdžiai galiu pasakyti, 300 mane erzin. Gerai. Tai čia beitsuotas vėl. Ai, nesuprantat, kaip čia dabar yra. Koks čia sukrovė, tai čia maišysis dabar. Nu žodžiu, išpakelk. Gali važiuoti atgal. Gerai. Jo, gerai. Varyk. Jo, gerai gavosi, polni. Dabar bus galima varyti pakainį ir nesukt galvos, kad čia pritruks bent jau valandą, tai tikrai. Šiupelė vietas čia yra. Čia jauku. O dabar darom. Gal kyla klausimus, tai kur šimtinizeris, kad mes šis krautų kraunam. Hebra, liūdnos žinios. Šimtinizerį užkalė motors.
Vien žodžiu, per 2 dienas sugeda abu belarusai. Vienam sankab 82, o šimtinaiser užkalė motors. O taip atsitika, nes tarp karterį yra mats toks vamsdėlis, per kurį pasiduot tepals, kai daugiau plėšsi to traktorių, tiesiog sudaro spaudimų didesnį. Ir žodžiu, mum skydėlį degė, kad nėra spaudimą tipo. Bet žinai, ten galvoj belarusas, tik ten pastovė ten deg visokias nesąmonės, ar ten neveikia, ar veikia. Ir žodžiu, pasirodo, čia buvo tikras įspėjims. Tai tas traktorius biškai sunkiau padirba, patampė priekabų su trąšom, su sėkla, gavo pakrauti, daugiau apkrovos. Ir užkalė motors, nes tiesiog negavo tepalą. Buvo galima išvengti šitą remontą, jeigu būtume pasikliovę tų kurodą. Bet kaip sako, gyveni ir mokas, tai va šimtinaizeris kol kas yra išlėkęs į reabilitacijos centrą, tai dabar net ir rimčiaus technik paved, hebra, va taip va yra. Dabar kūrėm šito daikto. Ir dabar įsijungysiu navigacijas. Tai navigacija susitvarkė, neveikia, bet atvažiuojant ten biškį pamaigio, kol važiavo. Ir dabar veik. Ir aš jas laimingas, kad nes šį turim tokį va tiesų kraštų. Tai va, įsijungiam 4 ratuks, aišku. Atsirakinam šlauns ir pasileidžiam sejalku žemyn. Maždaug va tokiam gilį laikysim. Ir kas dar, aišku. Sejalkos koms, reiktų nepamiršti. Svarbiausia navigacija, aišku. Sejalkos koms žim palauks. Nusistatom čia, kad sejalkų leistų giliau. Ir man dar reikia susitvarkyti sėjimą gilin, nes nuo kartą per gilį dabar bus nustatyti. Kondiškį įsijungiam, nes saulė šviečia, daras karšt. Dujinė, realiai šitą kondiškę vadinam dujinę. Muzončiką to išsiplėšim, S9 vietoj, kaip priklauso. Dabar lėkštės lend va tokiam gilį maždaug. Bliam, galėjau piršinį susidėti, koks šitas gilis, pažiūrim. Kon, dabar turim, kon. Koks šį gilis, ką? Pasakyk! Čia realiai diska pačyra, sakytim. Čia kokie va dabar 4-3 tomai. Kivečiam normaliai visai. Mano, kad dabar gerai. Pabandysim dabar tokiam gilį pasėti, nes sakau, šitas lėkščias ne vienodai lend, vien daugiau lend, kit mažiau, dydžio skyrės. Biškai pabandom tokiam gilį, jeigu bus per seklė, pasigilinsim. Gerai, hebryčių va tiek prasisėjo, bet atrodo, kad biškai per seklė sėja, aš nežinau. Reiktų, man atrodo, mum pasigilyti biškai tų sejalko. Gan saus žemė, sakau, čia paviršis sausus, o giliau, žinai, drėgniau, bet va, čia pasikas. Atsirandų seklyčių tipo, va tokiam gilį. Gal biškai gali dar paleist, man rods. Blogiau nebus, ten drėgmės dar daugiau. Nesakau, čia toks saus, taip negražiai man čia žiūrės, blemba. Negražiai apsisėjai. Biškai pasileisim da giliau. Žodžiu, hebra, nemoka aš tų stulpų apdirbinėti. Realiai man nesigauna pirmin atgal gražiai tų stulpų apsivažiuoti, tada tenka papildomų vienu kitų važiavimų daryti. Žodžiu, neprofesionalas aš ant stulpų apdirbinėjimą. Va čia va matas, kad paliko trikampį. Bet staisytų trikampį tiesiog per daug laiko ar kūrą, realiai. Neapsimoka atrodo ten važinėti. Ant jau tą pasėlę. Neužaugs ten, žinai, milijonai iš tą trikampėlę. Greičiai pasitikrinam, negaištam tą laiką per daug. Kažkur užsikišęs yra seklavamtis, nes mat negali atidaryti iki viršos. Čia irgi kažkur. Bliam, kažkaip per šūt. Biškai pajudin mat ir išbyr, bet va užsikišęs. Gerai. Žodžiu, sutvarkė tų normų. Dabar tipo 3.18 man rodė, paskutinį matavimą rodė. Bet aš jau buvau netyč vieną kartą pasūkęs čiučiut. Tai dar pamažino per pusę. Jau įtėmo jau, žinai, į tų pusę. Pavarų įsimetam, pradedam važiuoti, spaudžiam šitų, kad vairuotų ir spaudžiam šitų. Ir dar šitų. Ir dabar, ir dar šitų palenkiam. Dar kartų palenkiam. Ir guldam spitaku! 17! 17! Greitis! O dabar reikia užsipilti sėklas. Šiaip da nereikia, bet kad jau valdas buvo sustojus, tai įpilsim čia da. Bus piln sejalka ir bus pakain.
Hebra, dar turi blogų žinių, jum nebetsaujo savo kūnui, pamiršai pasimti valgyti šūkę. Nu, gal atveš kažkas, arba bus nevalgys iki vakaro, ar tiesiog testų išnykimą kelionį, tapimų, skudurėlį, grindim valyti. Tokios liūdnos žinios. Nu kon, hebryt! Pas mum vyrauja labai tiesias linijos dabar, nesiem be vairavimo. Tai va varo visokies tokies lankais, ant žodžių. Nu kaip ir priklauso tikram sėjikui, surankyt sėjant. Tiesių linijų čia jau nebūn, čia jau būn visokie va tokie lankai. Nešit triperinaizeris, nenori veikt, bet gal atsigaus po kokias valandas. Šitų pasibaigs gal plotelį surank, o pada tas lauks, mat, pasikeis ją formti, ten sės va tolin. Nu ten, kur va važiuoja traktorius, tai va baiginiai sudirbinėti su tų lauku, tai va pradėsim sėti nuo ten. Keisim rakursų, kaip saka. Pažiūrėkit, hebra, kaip dulk, ant kiek savo žemė yra. Aš kaip sėju šitų laukų, čia gali palyti mane svarbrėlį, kad atsigautų biški, kad tas sėklų gautų augimą. Žiauru, 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 žiauru! Nu kon, Zenė, tu vienu kampu baigio, realiai vieną lauką dalį baigio, lyga dabar šit ilgoji dalis. Čia labai gerai šit lauką dalį su navigacijai sėt, bet kaip sakant, mūsų triperis tos neveik, tai varysim su rankiai, primtus bachūrai. Čia šlapstas lauks, aš pat šitų laukų sudirbinėjo čia už vakar, tai vadavėm jam dar porą dienų pradžiūt, nes jam buvo tokių vietų, kur neįmam pravažiuoti, šiandien jūris pabaigė. Tai žiūrėsim, ar prašoksim su sejalka ar ne, jeigu ką, nu ten gilį pasimažinsim, žinai. Nu ten tak probleminė vieta, valgyt neturi, ką pagriaušt neturi, reiks gal kokio akmenų išsivirt, upės vandenę pagerti, gal medžią pagriaušti. A few moments later. O jėzeliai! Gavo valgyt. Buvau praradęs jau viltis, kad dar gaus kažkur tai pagriaušti, nes tikrai buvo mintis pradėti medį griaušti. Žiūrėkit, Hebrundija, griovis koks pilns. Čia bebrų griovis, čia bebrų griovis. Gal pamatysim kokį bebrynį, bet ne, tikrai nepasirodys. Čia bebrų namai. Tai žodžiu, šiandien turim sasiskų, kotletų ir ryžių. Stengiuos būti šioje akimirkoje, tipo mėgautis šią akimirką, šitas vaizdas, tą gamtą. Sunkiai ir padarytai, nes visada galvoju apie ateitį, kaip čia judėti, kaip čia ku, bet reikia nepamiršti, kad praeities ir ateities nėra, yra tik dabartis. Tai ją ir mėgaukimės. Durns, bet hebra, čia temens būti šitoje akimirkoje. Sąmoningums yra čia, oi. Visą laiką kažkur lėkti, visą laiką skub, nes atrodo tą nespės. Būtinai reikia dirbt. Nes kitaip tu toks nelaimingas būni, jeigu nedirbi. Jau, čia vadinam yra darboholizmu. Ir atsigavo navigacijai po, nežinau, 3 valandų. Nu, bet jau biški toks net apėdniaks jų jungt, tipo, nes man dabar, jeigu įsijungi jų, susibraižo, tai reiks pasidenginėti čia ir visaks kitoks nesąmonės daryti. Jau netoks nebesinori su ją bendrauti, supranti. Jau jinai prarado pasitikėjimą, jinai turėjo gerų draugų, bet su juo negražiai pasielgė. Ir dabar viskas, aš nežinau, ar mes begalim būti draugais. Zenio, zdarova! Remigi, irgi zdarova, kas gera, Nu, hebryt, paskutinis normals važiavims ir liks tik tas kraštai. Finito la komedija, aš jums kaip ir sakiau. Nežinau, ar tas sėklos be yra normaliai. Nepažiūrėjau, bet pagal mano apskaičiavims aukštos klasės matematikos lygį iš akies turėjau užtekti šitam kambui apsisėti. Bet ar užteka? Mes pamatysim jau tuoj, kai pabaigs ir išlips pažiūrėti. Nu, žiūrim. Tikiuosi neragaiši. Opa, Zeba! Daryva! Daira, Antananariva! Žodžiu. Visam laukui neužteks, bet šitai pusiai pasibaigti tikrai užteks. Biški užnis, dabar sunku apskaičiuoti, žinai.
kiek tam visam laukui, nes dar viens kraštas, kits kraštas. Nukų sumetėm šaiks, dabar kabinsim priekabų. Patikrinam, čia tikrai gerai. Gerai. Ilgiais nesimatai. Nukų hebrid baigia viso lauko, 2 hektarų baigtus. Ai, hebra, vienu padangu prarado ir dar su neblog protektor matas. Dar neblog padangų buvo. Neprisipučiu ir dabar suplyšo eina. Realiai va, vis sudraskit jau. Eik, tu savo, nu koks grybs aš. Tu durns. Aš mačiau, kai ant lauką atvažiavau, kad jinai tokį išteužus, bet galvoju, gal, nu, tipo, žinai, vis gerbus atlaikys. Gyveni ir mokys, va čia klaidą dabar aš jų padariau, pirm padang, kurių suplėšiu ir vsio, dabar nebekartau šitos klaidos. Jau visi gal į galvą dabar užsiprogramuoja, kad visą laiką tikrinsios padangs prieš išvarydams. O taip tik kaip ir viskas ledova, nieks nesulūžo, viskas vietai, hebra, kaip visad paskutinį metą viskas ledova. Nu, hebryto, grįžęs į dirbtuvus, išsimontavo padangėlį, kad neprarašiu dar vienos ir nebūčiau dar didesniam grūzan, tai nusprendžiau, kad reikia šitų susitvarkyti. Tai čia išsileidžiam oro iš kamerytės, kad galėtume įdėti kamerų į vidų. Nu, o čia įsileidžiu oro, dedam kamerytę į vidų. Svarbiausia, kad kamera būtų apsukt gerai pusė. Nepamirškit šitą dalyką. Nes kitaip gali tekti vėl išmontuoti ir permontuoti iš naujo. Čia užmontuojam padangų ant barabaną su štangelį. Ir paskutinė mušimas su plaktukėlį, su psio ir biškiu su kulniu. Ir ledas. O dabar ridenam padangyti, pust orą. Aš esu ūkininkas Nojus ir ką tik permontavau padangų, bet blogai dėjau kamerų. Todėl dabar teks tai daryti iš naujo. Ziniai! Ir vėl sėjamės. Kiek mes galim sėti? Va tiek ir galim sėti. Bele kiek. Kiek? Bele kiek. Kviečiu apsėtus. Dabar prisipilom pupų. Sejelkydį. Va tokių pupyčių. Gražuolės visai tos pupytės tokios. Va, opa. Sakykit, ko norit, nu tikrai tokias visai nieko. Anas metais birėjom mum panašiai po 3,5 sakyčiau. Nu, pupų metai buvo, ne. Užteko jom drėgmės, patinkiam drėgmės skyrą, nes gali prisisirpta vandenų, kad užaugt va tokios didelės. Kviečiuks baigiam, dabar turėsim pupyčių apie 5 hektarų. Sėjas panašiai 320 ant hektarą. Va čia tai va, dabar užsidarė yra, dabar va atidarom. Kad galėtų tiesiai iš bunkerio birėti šitos. Ir tu patį padarysim kitoj pusėje iško. Va tepa dabar atainam. Zikt, tik tas zikt. Ir žodžiu, dar tokie bairiai. Šitos noragėlis, jeigu aš gerai vardinu, darys man 5 ant didžiausia. Kad lengviau pupos birėtų, palei instrukcijų rodant 3. Bet atlaužas, man žodžiu, biškitelė žuvėlį. Dar ant 5 ir spakai nebūna. Jeigu norm atsireguliuoja ir norm gerai išbir, tai nėra problemų tada. Ant 5 abu. Ir dabar visus šits liežuvėlis persitrauksim ant 3 numeriuką. Ant 3 numeriuką padaryti. 3. Nu kon, visas liežuvėlis susitvarkio į vietą. Viens tik tas ten toks palūžis. Pažiūrėsim kaip jis birės. Dabar atsidarom lagaminėlį, kuriame nėra pinigų, aišku. Svarstyklės ir rankenėlą. Nu dabar pagal viskų pupų norm turėtų būti žiauriai nesąmoningų. Tai greičiausiai nemažai reiks reguliuoti. Nors neaišku ir kelis kartus matuosim, nes su pupom durnai būntent taip. Vienu rodo, paskiau kitų rodo. Nu vo, 326. Gera dabar sakyčiau. O, kaip užtrenkiam. Nu ko, zeniukai, išvažiuojam. Kėsim, šiandien gal singular sugalvos veikt, gal gerų nuotaik bus.
įsikuriam tu ledainį. Tepalą pažiūrėjo yra, biški degina, aišku, bet nieka tokio, kad tai degina biški. Turi biški degint. Dizelį, žinai. Oi, 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 judam Lietuvoj. Ei, ne, ukmergiai. Nu kon, va tokie lėkiam, įsijungio tu gaidį, jauč neveiks. Bet taip, gali aš apsėti ir surank, man didelės problemas kažkas per daug nėra. Nėra bazinės stoties duomenų. Tai vat, nelabai dėking šitą lauką formį ir aš jums taip galiu pasakyti, nu, todėl net nežinau, nuo kurio kraštą pradėti sėti, nes vis kraštai realiai nelygus. Ir mat, va čia eina toksai, tadom čia toksai, nu, tipo palikėlį užsisuk. Tai su navigu nelabai patogs jisai yra. Tai vat, nežinau, nebent tipo nuo tą kraštą va, pradėti sėti tiesiog. Ir daryti tokį tiesių linijų ir tadom čia kaks paliks kams susidirbti atskirai. Kažkaip tokį variantų mąstyti. Nu, žodžiu, nevyk šits kledars, vis tiek tipo nieko negauda. Nors ir korsų prisijungisias, čia va turi 3. Nu, nežinau, ar kits reikia net mėginti, nes ten jų dar ir gal kokie 4. Bet jau iš 3, manau, bent 1 turėtų veikti. Nu, tak, tipo, lemp. Pavyko, nepavyko. Dabar matuosimės, kiek gilis sėti, nes realiai pupos kokie 7-8 cm gilis. Sėjas tai automatiškai sunkiau ir traktorius pats važiuos. Tai reikia mums dabar susireguliuoti gilį, kad nepasėčiau kaip grūdinių kultūrų tarp kokių, nežinau, ten 3 cm. Pažiūrėsim, koks dabar gilis yra. Įsijungiam 4 ratuks. Reikia važiuoti labiau gal ant lauką vidurį, nes kraštantė nu, visat biš prašiau lent. Tai panašiai va šitoj vietai mums reikia žiūrėtis, turbūt. Tai įsileidžiam Sejelkydzi dabar. Įsileida jinai, tai vat labai paviršutiniškai dabar eina jūs. Ir dabar spausim C raidį ir leidžiam gilin. Ir dabar eisim žiūrėti, koks dabar vaizdas yra. Tai va, čia su lėkštės yra gravelis skaityk. Jeigu sprindis yra panašiai 15, nu tai dar biški trūks gilę tadam. Sėklų va čiunais berės realiai va čia. Tai dar giliau gaunas kažkur iki čia va. Tai skaityk, panašiai ir gaunasi 7 cm. Man atrodo, kad gerai. Aš turintės, kad metrą nepasėmiau iki šitų metrių, kur tad pasimatuočiau tiksliai. Jeigu sprindis yra va toks 15 cm, tai panašiai pusė. Va čia kokie 7 cm. Gerai gal bus. Ir dabar sės laukų va kipein tiesi iki tą jau atsimušimą, kur užsisukims. Ir ta čydė, bat. Nevarys palipat krašto. Kad galėčiau pasidaryti po tą tiesių pradalgį per visą laukų, nes man tad labai nelyg čia gaunas. Net nežinau, kas geriau, bet bus gerai taip. Sėjam. Reik žiūrėtų gilį davarys pasižiūrėti. Bais, kad negero nusistatys, kad nebūtų per gili. Traktoriuks tai sunkiai trakva, 14, bet normaliai. Daugiau gilė, sunkios pupos yra. Ir vatefa, ganėtina tiesios linijos pas mum vyrauja. Kai gražus medis, pažiūrėkit, kai gera atrodo žoliuks. Liats. Iš darbų dabar ūkį vykstančių besėjimą, tai aišku žemės dirbimai dar. Tėvuks išvažiavęs yra purkšt, tai purkšt melasų su mikriukas ir dar fosforų per laps atiduodam. Nes dabar matki labai šalt žemė yra, tai augalas negali pasimti normalią fosforą iš dirvos, tai geriausiai yra atiduoti per laps. Melasan irgi ten yra daug visokią kalę, magnę ir visų kitų ten naudingų medžiagų. Pilam kažkur nuo 3 iki 5 litrų ant hektarą pagal rekomendacijas užtenka. Po tą dar nusimatą ar trumpinims kviečių, miežių, rapsą. Tai kol kas netrumpinsim, nes tos šalnos patrumpin per naktį. Dar purškims nuo vabaliukų, nuo žolių. Dar su bioversio grau purkšim, nes darėmės dirvos tyrims ir pas mums labai didelė problema ir su fosforu. Nu, realiai raudonai visur beveik, trūkums labai didelis. Tai jis padės atlaisvinti fosforą tarp dirvos, kad augalas galėtų geriau pasimti jį. Ir kadangi šiemet dėjom daug mažiau trašų, nu ir anais metais jau mažiau trašų dėjom, tai padės kompensuoti tų nuostolį. Nes realiai naudojant bioversio produktų, tai 20% trašų gali sumažinti ir gauti tų patį rezultatų. Arba gali dėti su
su to pačiu kiek trašų, kaip visą dėjai, plus bioversijo ir taip padidinti derliaus priedo. O mes šiuo metu kitokios yra žaliavų kainos, nesivaikam tikrai kosminį derlių ir iš savo žemę negalim išspausti kosminę derlę dėl prastą derlingumą. Tai tiesiog norim pasiekti stabilų rodiklį su mažiau trašų, tai bioversija šioje vietoje labai gelbėjai, nes gaunas pigiau ir rezultatų tu patys, žinai, duot. 5-6 tonos kviečių mums užtektinai, nes, nusako, iš tokių žemių kaip mūsų, tu čia, kaip saka, iš dviračio dramblę neišspaus, žinai. Reikia galvoti, kaip daugiau uždirbti pinigėlę su mažiau investicijų. Tai dėl fosforo trūkumo galimai pas mum ir rapsus normaliai nebeužaug, nes žiauriai ir reikalingas augalui, ypač šaknim, o rapsui reikia įsišaknyti giliai, ilgų šaknį išleisti, trūkums fosforą, iš karto neišleidži, žinai, normaliai šaknies ir mažiau medžiagų pasiem iš dirvos. Nes seniau po 3-3,5 tonos kuldavom, būdavo ledovo viskas su to raps. Bet galimai išsunkiam tų žemį, o tos vienanarės, trašos, va tarkim, pirkti grinai fosforų, baisiai brangi yra. Ir plus mes išeinam į ekologinį ūkį, tai realiai reiks ieškotis tų visų alternatyvų. Planuos bus ir mėšlų kratyti, aketėlis įsigyti ekologins, nu ir žiūrėsim, hebrid, kas čia gausis. Nes realiai manau, kad daug geresnė matematika bus. Tai va, ieškosim būdų, kaip prisitaikyti prie esamos situacijos ir tikimės, kad viskas bus gerai. Mėlynas dangus bus mėlynas dangus. Opa, seklavamzis vėliau įsikyšys. Kurmi grybs kažkoks, kas yra grybas, pastovė kyšas. Ai ne, žiūrėk, neusikyšo. Bet šičva užsikyšo. Jis neišbėga kažkodį. Per daug užsilenkis cipo. Man dabar paliks, per va toks va gaidžis, juostos neapsėtos. Į šitą dangų nuskrysim, mylėsim juoksimės ir gal kokią tai gorilą pamatysim. Varyk, varyk. Į viršų. Kelk. Kelk. O pupa, tu beprotiškai graži, o pupa, tu afigenai patraukli, o pupa, duok man savo numeriuką. Hebrid, jeigu klaustumėt, kodėl pirm pasiėm kviečiuks po tą pups, nu, mano tėvuka tokia filosofija, jam sakė geriau pasiteisini, kai pups šiek tiek vėliau sėjai, nes yra bandys sėti anksčiau ir sakė buvo ne kažką. Nu, tai neaišku, ar sutapims buvo, ar kas, bet žodžiu, todėl mes ir sėjam jas ir po avižų, ir po kviečiukų. Gerkit vandenį, nuotaikos jis negadina, o kai nusibodo, pilame ant sraigto ir vartomės ant žemės. Nu kon, hebrid, finito šis lauks pabaigiau. Pagaliau pabaigiau, nors šitik 8 hektarų, bet gan ilgai užtruko, nes šis stulpai tie, tas stulps kol apsivažiavo. Visų ratų reikėjo važiuoti krašt sėjant. Dėl to, nes jis tokios durnos formos, žinai, visokie nesąmoningus atsimušimai gavas. Čia, tarkim, šitų kraštų 2 važiavimus dariu, čia nais dariu 4, anam 2, nu žodžiu, bet vis tiek užtruko. Ir baisi pilvų pradės skaudėti, durti, nežinau, gal neįsijungs, hebra, nežinau, gal neapsivėms, neapsišikšina ant lauką, žodžiu. Važiuojam do vaikytų laukų. Lukų, hebrid, lipam į Pučiakalnės kalną jau. Pučiakalnė. Liat. Darau. Opa. Vaik kiek laimės, traktorių pamata dar. Aiškiai būna vaiks irgi pamatydavo kokį traktorių ir dabar tokį pamato. Žiūri ir šypsos. Asfalts va Pučiakalniai, hebra. Prikols, ne visam kaimam, bet daugumam. Šviesos va yra. Geras kaims toks ant kalną, dėl to ir vadinas Pučiakalnė ar Pučiakalnė. Aš tai sako Pučiakalnė, o gal ir Pučiakalnė čia, nežinau.
tipo, pučia ant kalno, todėl toks ir pavadinimas. Ir dabar suksim čia. Opa. Bėgi nusimetam tik tas. Nereik man čia sukti, aš sumaišiau posūkius. Kur? Sumaišiau posūkius, ir užgesodu. Na. Tu durn. Tu durn, seniai, nebestumai. Ne, nu, tipo, galėjo apsisukti ant šitą lauką, nieko tokia. Bet atbulinavo, šovėm, nieko neatsitiko. Šitą irgi reiks laukų sėt, bet šitą šlapį yra, tik šlapinėlė. Didelių puntukų, reikia atvaryti susirinkti. Pirmės, šits namski man dar buvo kokie 10 metų, tačiau gyvendavo, čia buvo nams. O dabar tik palygis kamins. Žiauru, žiauru. A few inches later. Nu, kujus, Žanai Klodo Van Damme. Dabar persikėlėm į kitų vietų. Man jau pilvą nebeskaudė, o atsigavo. Buvo biškė apsirgis. Žodžiu, ne kažką tokia situacija buvo. Tikrai bandžiau išgyventi ten tų pirmų vakarų ir dar sekančių dienų. Bet dabar esu sveiks kaip pridyks, pasiruošęs užkariauti pasaulį. Tai aišku, sėjims tęsės, ant lauko čia atsivarys krautuvėlį, priekabyti su pupom, traktorių susėjalk. Ir mes dabar randamės ant 14 hektarų, va tokia gražos lauka, gražiai sudirbta, su noraginčiais lauks jau sudirbs, kad giliau biški būtų, kažkur apie 15 cėmų gilis maždaug. Iš vis sėjimo pupų yra lygiai apie 30 hektarų dabar. Tai realiai šit ir kit dien. Šiandien planuoju 20 padaryti, plius minus. Po vieto visokie tokie laukėlė. O paskutinį ten tokie 14 kaip dievsdos. Ten jau kaip dievsdos. Nuvarysim, padarysim ir išvarysim, žinai. Nu, va taip, padenginiai man dabar ant viršos važiuoju. Matysim, kaip čia bus. Gal neatsimušė šitą kaimyną lauką kraštą. Nu, bet gausis ties linijai, mat po tą, tai tas yra kietai. Durnski, vairavim sveikti, nu, tai gerai yra kai sveikti. Kai neveik, tas jau biški nebe taip gerai, bet vis tiek sėjai ir vis tiek dirbi, ku padarys, žinai. Šitam laukui yra numatyt melioracijai, nes šiaip ledinis lauk šitiesus, ne vienas tulpelė, netol dirbtuvių, bet toks niuansas su juo, kad iš pavasarį būna labai šlaps, nes yra užsikišę drenažus. Tai va todėl ir atidėliojame sėti šitų laukų, nes galvojam, kad atvažiuos melioracijos padaryti iki sėjimo. Bet kadangi neatvažiuoja, tai nusprendėm, kad reikia vis tiek sėti. O kai atvažiuos, nu tik kiek jie ten išdraskis, tiek išdraskis. Susilyginsimės po tą tų laukų, bet užtat bus galim sėti žiemins po tą čionais. Opa, laukų galis. Va toks va apsisukims. Suranki dabar. Blemba, lėtai susuko. Šit 8 tai erzinantis yra, erzinantis. Kas antrų norėtus. Reikia kažkaip technologins atsiskaičiuoti, bet aš per daug nes toks smegeningas, vien žodžiu. Todėl renkuos lengviausių, bet lėčiausių būdų. Opa! Remigė! Zdarova! Saimis va, Zėns, Raimis, ieškas lekų! Šokam Zėnį! į krautuvėlį. Ai, masį reikia jungti. Oi, masytė. Oi. Pilsimės tų pupų karam galų būtų. Nes žodžiu, po tą pritraksmantį. Kokios strypės neapsės, žinai, keliamės tų maišų. Ir dabar seną gerą atbalinavom. Tik pirmį reikia išjungt rankinį. Važiuojam va tokie. Dabar būtų gerai nusileisti maišų. Ir vien žodžiu, aš jums dabar gerų dainų noriu pasakyti tokio. Žiaurytę dainytę, kad žinotumėt. Ir aš išgirdu jį tokią jauną pachurėlę, kuris yra iš Biržų, pasivadinęs Facebooką nuo Aukštaitis ir jisai ten vienas arba su draugeliu dainuoja aukštaitiškus dainas tipą. Nu va šnek taip kaip aš. Ir išgirdo porą tokių gerų ir išmoko pats, kad žinočiau. Tai žiūrėkit, vienu pasidalinti su jum, bet atkiai pils maišo. Nes žinokit, ten gabaliuks tai žiaurinis. Ir aš dar nes labai geras dainininkas, tai žinai, ten jau biški pasikeliam.
Oi, 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 oi. Gerai bus. Kad nenuluštų strėlė, pupų maišas sunks. Žiaur bus. O dabar atrišims. Sens negers atrišims. Atrišo, matė. Biškį į priekį pastumsim ir pakelsim čiučiui, nes ten da yra vietos nemažai. Oi, 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 Zeniau. Gerai dabar atgal. Dabar tik tas atgal. O. Oi, 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 Zeniau. Aitvarsė. Nu, prapilo šantanų pusę ar ne? Gal neprapilo, gal čia te pledovas, žiūrėkit jie. Nu, ten biškai gali prabirėję. Labai didelis vėjs. Oi, 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 nenukriūkė. Gal aš dabar pastato krautuvų biškį čia ant kelio šoną, nes man patogiau bus apsisukinėti mat su traktoriu. Nereiks palikti tokią tarpą didelę nuo krašto. Pridarom, kad nedulkėtų, nes dulkės. Pliama šiaip šis krautuvs, nu neblogs yra. Palygins koks jas bandys, kokios ir teki sėdėti barškalos, pliama dėcė. Neblog firm, sakyčiau, yra iš tikrųjų. Ir valdyms ją gers, ir kokybišks dar, sakykim, nu tikrai gers darbui. Tai va tiek tą laukelę lyka. Ta daug, bet tikų mes judam nestabdom vis tiek. O dabar aš jums turiu pasakyti dainą, nes buvau prižadėjęs. Dabar klausykite dėmesį. Sena patranka, tai ne pabūklas, o sena merga, tai ne stebuklas. Sena patranka, tai ne pabūklas, o sena merga, tai ne stebuklas. Einam pagersim, einam paūšim ir paskutinį štyrą užmušim. Einam pagersim, einam paūšim ir paskutinį štyrą užmušim. Toks va gabaliuks. Prisiminkit, išmokit ir galėsit per balsį varyti, vien žodžiu. Kurmikas sunkiai trauki, pilnus sejalkų prisipul. 11,5 tik tas važiuoji. Tai aš būn biški pakeli sėjimą lėkšts sejalkos, nes vis tiek dabar, kai piln sejalkina giliau lenda, nu čia fakts yra. Paspaudžiam C raidę, važiuojant va, šitų mygtukus pūsteliam. Всё, ir išjungiam, užtenka. Dabar turėtų būti geresnė traukrelė, biškį pakėlus. Zeniukai, aš noriu su jums pasidalinti tokį įrankį, kurį vat neseniai išleido man. Nu, jie tipa jau seniau turėjo, ten buvo Alinsis, tipa 1.0, tai čia Alinsis 2.0, jeigu aš gerai ištariu. Tai šis įrankis turi 12 algoritmų ten skirtingų ir vien žodžiu veiks su dirbtinio intelektą pagalba. Ten galim pamatyti pasėlių būklį, lauką problemins vietas, tas vietas, kurioj derlis yra prastesnis, arba pavyzdžiui, kurioj vietoje yra šlap. Ir kas labai įdomu, kad galim pamatyti preliminarių derlios prognozę. Tai man šis labai dalyks patinka. Tai va taip pats įrankis atrodo, turi visokią daug funkcionalumą, kaip pavyzdžiui, pasėlių kokybės vertinimas, dirvožemio organinės anglies kiekis, pasėlio derlingumo zonų identifikavimas ir taip toliau, labai daug visokių pasirinkimų. Ir šiaip galim pasižiūrėti savo lauks, kas buvo pasėt, pavyzdžiui, nu tai va 2024-2025 metais, čia pas mum buvo avižos, 5,5 hektarai šits lauks. Ir kas svarbiausia, kad jis yra nemokams, tai tas yra iš tikras smag, nes jį gali naudoti realiai belekas. Galima pažiūrėti, pavyzdžiui, kas čia buvo. Ir čia buvo žirnė, šiam 5 hektarai hebra.
Va toks vas klipelis primetat. Nu bet žinai, vis tiek, čia nėra daiktas, kuris už tavį ūkininkaus, bet tiesiog gali padėti palengvinti tų ūkininkavimo kasdienybę. Tai va, hebra, naudokit, nemokams, įsijunkit, išbandykit, pasidalinkit ir va tokios žinios. Nu, lakim hebryt, nebedaug lyga šitą lauką, koks hektaras, 1,5 sakyčiau, va iki krašto nebedaug. O buvom va kažką ten, seniai, kaip pagalvojai. Čia kaip ir tas posakis, neatsimenu kaip angliškai, bet kažkaip tipo buvom dugnan dabar viršui. Įdomus faktas, kad navigacija šiandien nei kartą nebuvo sudurniavus, kepein. Ar dėl to, kad tokioj va vietoje, kur nei viena medžia, nieka nesuprasi ir jinai čia gerų ryšių gauda ar kažkų, nes mat mes ūkininkaujam prie Latvijos sienos, nu bet čia va netoli ta Latvijos siena. Ir esi girdėjęs, kad blokuojamat ryšį tipo GPS prie sienos būna, nu bet su Latvija tai neturėtų blokuoti. Čia jeigu būtum su kokį Baltarusija ar ten Rusija, va Kaliningradas ryt, man atrodo, ar ne, nes dabar atrodo, nu tai nuo ką čia blokuoti? Nu kon hebryt subobino šitų visų laukų. Va tefač 14 hektarų, blemba, užtruka tas ėjims, kažkiek plėtai trauk, tas pups, sunkesnė sėjal, giliau reiks sėti, bet čia pats lauks tikrai gražiai susidirba. Ir žiauriai didelis vėjas laukan, aš biškį už traktorę dabar slėpiuos, nes jeigu ten toliau nueisti už, ten, nu ne kažką bus. Tokios žinios, dabar važiuojam iki dar kelių laukelių, planuoju kuo greičiau pabaigti. Ir lik namo. Nu kon, seniai, dabar važiuojam pas karvyt, nes jau turėšim parodyti gerų naujienų. Šokam į žvėrį šitų žaliai. Duonva sėdž. Ką tu gero, ką? Diržų dėt ar ne? Ai, bus gerai, bet diržą. Žodžiu, kūrėm tų ledų. Bet kur va tefa dar užsikūrė. Bet šiaip jau žvakiam kapėt. Nes kai būn šalt, tai ojojoj. Aš tikiuosi, jūs pasiruoši naujienom hebra. Pamatyti tai, ko dar nematėt. Bet, kaip saka, neįsiplėsi. Nuvažiuosi, parodysi. Ir dabar suksim čia į kairį hebryt. Čia tas mūsų žinoms kaip nuostabusis keliuks, bet čia dabar labai neblogas kelias, kisaus. Ir vat akmenų jau nemažai esam išdėlioję, Jūris davai kaip tik dėlioja akmens. Tai vat su tokia mašin kaip žaliuks, nu čia realiai yra pusryčiam šits kelias hebra. Nu čia, kaip saka, nėra ką veikti, bet vis tiek ne ledas. Noris, kad būtų ledas. Po biški. Aišku, nusimatas kaldos vežims kažkad, bet čia aišku daug vėliau. Pirm reikia, kad geras pagrindas būtų, nes jau per tiek metų nieko nedarima, tą kelią apleidimą, jisai išsimušė. Tai tiesiog palika žemės. Kažkad čia buvo geras skald, dabar tas skald po žemę. Pabėriau ką tik avižėlių, jos vaskanauja visos išsirikiavi. Pupačkos, nu pupos, ką jūs pupytės? Pupytė vo, čia vien pupytė, čia kit pupytė. Nu. Upsiau. Daug musyčių jau atsiradę yra, o link vasaros dar daugiau jų atsiras. Na bet ko padarys, žinai, yra kaip yra, nieko neišvengs, visur mėšlus, tai kur jų nebus. Žiūrėkit, kokčio atein pončkutė, ką obžiora, ko tu širdelė. Uč, kaip ein. Fu, tuo jau meškutis kažkoks atsiras, iš jos išlis. O čia turim Bosavičių Misterį Harisino. Kas buvo, Hari? Nesupratau, kas jam čia buvo. Valga ir pradėjo mūkti. Hari, ko tu mūki? Į sveikatų. Ačiū. Eik, tu šikti linda kažkas įnosė. Eik, tu šikti. Tai va, ėdžios pilnos. Šianainė. Nežinau, ar pastebėjot, bet čia nėra 3 karvyčių hebra. Ir žinot kodėl? Nes jos yra atskirtos. O kodėl jos atskirtos, jūs toj pamatysit. Tai žodžiu, šokam iš šitų Batmobilį ir biškai pavažiuosim iki tų tolimesnių vartų, kad būtų arčiau nešta avižus, nes man ten realiai, tol gan treks eiti. Matysim, gal net pro vartį važiuosim, kad nereiktų tą maišą tampyti, vis tiek kojos nevaldiškos, nugar nevaldišk, tai žinai, reikia taupyti. Nes mačiau ir keli gardai, ir kai kurių gardų įėjimai tokie tolimesni šiek tiek yra. Pavyzdžiui, čia yra va tas įėjims kitų gardų, o juodūks va matas, turi ir duonos pasiemis, mamytėm. Išsidaviau, vsio.
Čia turim tokį įdomesnį spynų, žiūrėkit. Dėl to, nes nuo šalčia išsikraipėte vartą ir įsivaizduokit, seniau galėdavo užkabinti šitų ant kablę, o dabar toks stums, žiaura, ne, iš tikrųjų. Tai dabar tokį vaidėjom, alternatyvų ir viso. Žodžiu, papyliau čia šitom dviejom Mona Lizom, bet turėtų būti dar viena karvytė, kurie irgi aš norėčiau papilti avižų, bet jos dabar nematau. Bet užsimetam, opa, reikia visom paduoti. Aš jau vaikšto aplink ir ieško dar vienos karvytės. Ai va, radu. Bliama, čia kaip gražu. Samanot žemė tik labai gražiai atrodo. Ateik, aš tau duosiu avižų. Nu. Žiūrėkit, kas čia mamytė su savo mažoj burunduk. Nu nebijok, marmadulį. Nu, marmadulį. Nu nebijok. Pažiūrėkit, laksto. Marmadulį. Ko tu lakstai? Marmadukai. Marmadukai. Kotių. Kotių pelė. Žodžiu, yra toks dalyks, jeigu tu išgazdinti teliukų, jisai sumuk, tai tada matein mam ir jį išsived kažkur tolyn, pagulda, kad jis mėgautų čiūčeliulę. Žiauri veik mamiškus instinktą čia dabar pasies, o žiūrėkit, aš einu iki jos teliuką ir vaina pamatė ir iš karto atvaro. Tik aš nieko nedarysiu tavo vaikui, ko? Aš nieko nedarysiu. Aš jums noriu parodyti iš arčiau, kaip atrodo tas mažas meškiukas. Nu, nepyk, aš tikrai neskriausiu jo. Girdi, aš tikrai neskriausiu tavo vaikelio. Čia mažiūtė, mergaitė. Ai, čia ne jos. Bet jeigu sumuk viens, tai visos karvytės iš karto atbėga. Nu ką tu? Pabėga. Dar turim vieną šansą paglostyti. Va čia vienas dar guli. Nu, mažiūtį. Čia mergaitė. Kol kas yra vienas berniuks, marmaduks ir dvi mergaitės. Vieno atsivedė vakar, tai dar vardą nesugalvojo, o vienos mergaitės vardas ir Barbė. Ir jos mam ir Braškė, o marmaduka mam ir Barbor. Tai va tokie vardeliai. Ko tu? Ko tu, nu nebijok, ko tu taip drebi. Tik aš tavęs tikrai nenuskriausiu. Čia dar kūdikėlis, realiai įsivaizduokit. Vakar atsivedė, tai šitam mažiukui yra vien dien. Atsikėla, žiūrėk, ražas. Ko, išeini? Ko? Išeini, mažiulį. Neįdom, sakot man. Vakar gimėte, matas, kad dar žinai, taip sunkiai vaikšta. Kojytės ilgos, kūnelis toks siaurs, žinai, dar trūkst proporcijų. Nu žodžiu, negazdinsim tą mažą mažiuliuką. Ku jūs du bebenčiukas su mamytėm? Bijo manęs jie. Tik aš panašus į jum irgi, barzd, ilgus plaukai visai. Ko? Mesgi panašus visai. Nu, marmadulį, tu atsimeni, kaip aš tavį gloščiu. Nu žodžiu, vargiai mums čia pavyks jo šiandien paglostyti, nes jie dabar nemieg, o trina su savo mamom. Nu, va mamytė vaikšta su savo lėliuk. Šitam lėliukui, kaip ir sakiau, dar nesugalvojau vardą. Tai va, aš jį prikėliau, tai mamytė atėjo pasimti. Šaunuolė mamytė, šaunuolė. Šaunuolė. Nu, ciocikui. Nu, nepamatysit, hebra, belė kur tokių vaizdų. Jūs pažiūrėkit iš šitų lėliukų. Nu, nuostabs. Tikon, mano gražiai meškinukai. Tokios va tos karvytės. Kiek galėjo, tiek parodžio, nes mat priein prie jų ir jie neškų dašių. Liaudiškai pasakys. Va čia yra marmaduks. Nu, все, išvaro. Žodžiu, nelendam. Nenoriu aš gazdyti, kad negalvotų visų gyvenimų, kad žmonės yra
šūdą verti ir kad negalim su jais bendrauti. Po biškį prisipratinsim, pradės vis tiek vėliau donyti, valgyti kažkų. Na, aišku, dabar tik pienų valgo. Čia dar ne taip greitai, bet pradės, o tadom ir tapsim draugas. Einam užmėsim akį, kas per reikalas su vandenėlį. Gal reikia leisti vandenuką šitiem maklaudam visiem. Kokios ši gėlės? Žibutės ši hebra ar ne? Aš neatsimen. Žibutės čia? Neatsimen. Avimbavai. Sočia šitą vandenį, avimbavai. Plius yra automatiškai prisipildančios girdyklos šitos. Tai realiai šitų būt galim net nedėti. Ir jom daug saugiau gerti iš tų, o ne iš šitų purvinų, bet jom patinka. Šit irgi polni, vien žodžiai. Ledovai, viskas ledovai, faina, smagu ir gražu. Kas man labai fain, kad kelis dabar yra normalus ir galim sėsti džipų ir atlėkti. Čia realiai su lengvai atlėktum. Iš vis pakainį. Po biškį tų kelių atsiremontuosim ir galėsim pradėti po biškį priimti lankytojus, nes tikrai nemažai žmonių man rašė, ar negalima aplankyti. Na dabar nelabai, žinai, nei tos infrastruktūros yra, nei tvarking, nei kelis normals, bet kažką tikrai, kai bus didesnė band, pavėsinį kokį dursim kažkų, nu kad atvarytum ir galėtum ne tik į karius pažiūrėti, bet ir kažkokių veiklų tipą paveikti. Jeigu turit kažkokių idėjų, vat galim būt padaryti, kad tipo būt unikal ir smag ir jum ir negail pasidalinti, parašykit būtinai komentarus, aš jums bus dėkingas už tai. Tai čia brangiai ir užbaigsim videoko, atlikio po sėjos, greit pasižiūrėti, kaip šitie mažliukai gyven, dabar reikia kiekvieną dieną atlėkti, patikrit, ar neatsivedė, ar žino kažkas neatsitika, nu visokių niuansų, nes realiai kiekvieną dieną dabar gali pabirėti. Per paskutinį 6 dienas 3 teliukai atsirado. Tai va ir šansų, kad rytoj vienas atsiras, kad poryt vienas, kad rytoj 2 atsiras, nu tu niekad nežinai. Tai tikiuosi patiko videoks, daug hektarų apsėjam, karvycę aplankėm, nu žodžiu, dirbam išsijuosi, bet gyvenim nesiskundžiam, gyvenims leds ir Mes tikrai nepasiduosim, jūs irgi nepasiduokit, nes mes nesam slabaka, kad pasiduotume. Susitiksim jau neužilgą, kitam videokan, hebra, ate. Tiksliau iki pasimatymo, o ne ate, nes jau vis tiek greit susitiksim.